Laba diena. Apie ką noriu šiandien papasakoti? Aš noriu šiandien papasakoti ir pakalbėti net ne savo vardu, o vieno mano draugo. Ir kaip nebūtų keista, tas mano draugas yra katinas. Rudas katinas. Aš pabandysiu papasakoti tai, ką jis man pasakoja. Pradėsiu nuo paprasto, čia ne mano žodžiai. Jūs turite rūpintis tai, ką jūs prisijaukinate. Tai pasakė vienas didysis prancūzų poetas, rašytojas, Antuanas Egziuperi. Kaip aš ir sakiau, kalba katinas. Miau, aš rudas katinas. Man buvo metai, dar nebuvo metų. Aš gyvenau vienam mažam miestelėje. Iš tikrųjų, aš nežinojau, kad ten yra miestelis. Aš gyvenau kieme prie namo. Ten buvo dar šuo. Mes su juo ganėtinai neblogai draugavom. Jis mane vaikė, aš jį vaikiau, bet tai buvo geras šuo. Tiesa, name gyveno dar kažkokie keisti padarai dvikojai. Bet jie buvo malonus, jie mane maitino. Kaip jie mane vadino? Jie mane vadino Ryžu. Mane visi visą laiką vadino Ryžu. Viskas buvo puiku. Bet štai atėjo žiema. Ir vieną negražų rytą prasidėjo kažkas baisaus, kažkokie garsai, kažkas tai darėsi, kažkas vyko. Per vieną dieną visi žmonės dingo. Mes likom su šunim, name nieko nebuvo, niekas mūsų nemaitino. Aš ieškojau pelių, jas valgiau. Šuo kažkur išėjo, aš likau vienas. Taip tęsiasi iki pavasario. Aš vaikščiojau po kaimą, radau dar porą šunų, dar porą kačių. Kačiukai buvo maži, bėgiojo. Buvo liūdna, tų dvikojų nebuvo visai. Ir aš nežinojau, ką daryti. Reikėjo kažkaip gyventi. Bet vieną dieną atvažiavo kažkokie keisti dvikojai. Jie buvo vienodai apsirengę visi. Ir jie įsikūrė netoli mūsų namo. Kažkodėl tai jie negyveno name, o įlindo į garažo rūsį. Niekaip negalėjau suprasti, ką jie ten daro. Mano dvikojai ten niekada negyvendavo. Tie gyveno ten. Jų būdavo 3-4 žmonės. Nu, jie žmonės, aš žinojau. Dvikojai. Jie mūsų nemaitino. Jie netgi varė mus nuo savęs. O paskui atsirado senis. Jis atvažiavo vieną naktį, pasiliko ten nakvoti, ryte atsikėlė, matyti, išlindo iš to požemio, mūsų ten, kur neleisdavo. Pamatė mane, pamatė kitus, vėl nusileido į apačią, grįžo su sasiskom. Aš nežinojau, ką tai reiškia, bet jis supjaustė kažkokią tai mėsą ir davė mums valgyti. Paskui jis atnešė pieno mažiukam kačiukam. Kieme mūsų iš karto buvo tik 3, po poros dienų į ten suėjo matyti visi katinai ir visi šunys, kurie buvo aplinkui. Kai kurie šunys pabėgo, nes jiems buvo baisu. Katinai ne. Mes drąsūs gyvūnai ir mes ten gyvenam. Tas senis prisijaukino mane. Jis mane, kaip ir visi kiti, vadino Ryžu. Niekas kitaip manęs ir nevadino. Iš karto šio labai bijojau. Nes neaišku, ko jisai čia sėdi, ką jis čia daro. Tai jis dingdavo, tai vėl atsirasdavo. Bet jis mane maitino ir tai buvo svarbiausia. Vieną dieną aš atsidrąsinau ir užlipau jam ant kelių. Jis prisiglaudė ir pradėjo su manim šnekėti.
Aš nieko nesupratau iš to, ką jis sako, nes jis kalbėjo kažkokią kitą kalbą, aš jos nemokėjau. Supratau tik tai, kad 3 kart per dieną jis man duos valgyti. Ir man atrodė, kad jisai visai simpatiškas. Tiesa, jo kelnės smirdėjo kažkokiais katinais. Jos smirdėjo dar visko, man nepatinkančiais kvapais. Kvapai, kurie atsirasdavo po to, kai būdavo didelis bum ir kai būdavo baisu. Vieną naktį kažkoks akmenukas man pataikė į ausį ir man bėgo kraujas. Aš verkiau, atėjo didelis šuo, mane palaižė. Paskui ryte atsirado vėl tas senis ir jisai užlipdė man ausį kažkuom tai. Paskui užpylė kažkokių vaistų, man praėjo. Ir taip mes gyvenom beveik mėnesį. Senis tai atsirasdavo, tai dingdavo. Bet kiti, kai jo nebūdavo, pradėdavo mus maitinti. Senis matyti išeidamas pasakydavo, kad katinai ir šunys turi būti pamaitinti. Ko jis neleisdavo lipti mum į apačią. Niekada. Ir maitindavo jis mus tolėliau nuo savo to urvo. Aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl negalima įeiti. Vieną dieną aš pabandžiau, kai senis buvo apačioj, įlysti į apačią. Jis labai supyko, pasiėmė mane ant rankų, išnešė ir pasakė, kad aš čia daugiau neeičiau. Jis kalbėjo neaiškia kalba, bet šitą aš supratau. Taip slinko laikas, buvo ramu, šilta. Aš atsipinėjau, kačiukai maži irgi atsipinėjo. Jų mama nustojo gaudyti peles ir mes visi gana linksmai gyvenom. Buvo gerai, ramu. Bet vieną naktį prasidėjo didelis bum. Jisai tęsėsi visą naktį ir rytą. Aš labai išsigandau. Aš pasislėpiau garaže. Ten atrodė saugiausia vieta, netaip garsiai bumbsėjo. Kaip visada, vidurį dienos įlėkė mašina ir aš pagalvojau, kad reikia iš čia daryti kojas. Aš iššokau po mašiną, pamačiau vietą, kur galima pasislėpti ir pasislėpiau. Aš išvažiavau. Man buvo labai baisu važiuoti. Bet kuo toliau aš važiavau, tuo maršiau girdėjau bum. Aš buvau laimingas. Mašina po kažkiek laiko sustojo, kažkokiam neaiškiam kieme, ten buvo nemalonių kvapų daug. Aš jaučiau šuns kvapą, svetimą, iššokau ir pasislėpiau. Bet kas buvo keisčiausia, tame kieme aš pamačiau tos žmonės, dvikojus, kurie vienodai visi apsirengę. Ir kai kurie pradėjo į mane pirštais rodyti ir sakyti, ryžas, ryžas. Aš juos atpažinau, jie mane maitino mūsų senam name. Pasakysiu, kad aš pasijaučiau drąsiai, susiradau šiaudų krūvą ir nuėjau miegoti. Naktį atsikėliau, suradau, kur galima pavalgyti. Man nepatiko jų maistas. Nuėjau į lauką ir pasigavau pelę. Grįžau visas patenkintas. Atsiguliau miegoti. Kažkur paryčiais aš išgirdau pažįstamą balsą. Tą kartą jis kalbėjo man suprantamą kalbą ir aš supratau, kad jisai pasakoja, kad aš dingau. Kiti dvikojai pradėjo juoktis ir sakyti, tu nepatikėsi, šitas ryžas čia. Sako, va, jisai guli. Aš gulėjau susigaudžias, pamačiau senį ir atpažinau jį, pašokau, pribėgau ir užlipau tiesiai ant jo. Jis mane apsikabino ir pasakė, labas, litovicas. Nuo tos dienos mane pradėjo visi vadinti litovcu. Aš taip ir nesupratau, ką tai reiškia. Jis kaip ir anksčiau kalbėjo su manim, man nesuprantama kalba. Bet šį kartą jis leisdavo užeiti į namą
Jis net pasiguldė mane šalia savo lovoje. Ten buvo gerai, šilta, saugu. Nebumsėjo niekada. Taip mes gyvenom ilgai. Buvo piktų dvikojų, kurie bandė mane vaikyti, bet kai kurie iš jų sakė, nelieskite jo, čia litovcas, senio katinas. Ir aš supratau, kad tas senis kažką reiškia ir kad aš reiškiu tiem žmonėm kažką irgi. Aš vaikščiojau kaip karalius po visą namą, kur norėdavau, ten gulėdavau ir niekas manęs nebevaikė. Buvo vienas vakaras, mane susirado senis, aš kaip tik norėjau eiti pamiegoti, bet jisai mane susirado, pasiėmė ant rankų, sėdėjo, užsirūkė savo smirdančią cigaretę ir kažką ilgai man kalbėjo. Aš tada nesupratau, ką jis man sakė. Paskui jis mane paleido, aš nubėgau. Kai aš grįžau, senio nebuvo. Jis daugiau niekada neatsirado. Jisai dingo. Man buvo labai liūdna, aš norėjau jo ieškoti. Bet ta mašina, su kuria aš atvažiavau, irgi dingo. Ir aš nežinojau, kur reikia eiti, kad surasti senį. Ir kur ta mašina. Aš dar ilgai gyvenau tame name, manęs nieks nevarė, kai atvažiuodavo kažkokie nauji dvikojai ir bandydavo mane išvaryti, jiems sakydavo, kad čia litovcas ir jo negalima liesti. Ką tai reiškia, aš nežinau, bet jaučiausi labai pagarbintas. Manęs nieks nelietė. Praėjo metai ir iš mūsų namo tie dvikojai dingo. Jie visi iš kažkur išvažiavo, aš likau vienas su šunimu. Kartais atvažiuodavo 2 ar 3 žmonės, vienodai apsirengę, jie mus pamaitindavo, paglostydavo mane ir šunį ir sakydavo, litovcas, sėdėk, senis turi grįžti ir jūs dar pasimatysite. Vieną dieną jie nustojo važinėti pas mus ir aš nutariau, kad reikia eiti ieškoti senio. Aš išėjau. Aš išėjau ieškoti. Aš nežinojau, kur jis yra. Ir aš nežinau, ar aš jį surasiu. Bet aš tikiuosi, kad su seniu viskas gerai. Ir su šunim, kuris liko, irgi bus viskas gerai. Aš tikiu, kad aš jį surasiu. Jeigu ne dabar, tai kada nors. Bet mes, katės, turime daug gyvenimo. Ir kažkokiam gyvenime mes būtinai susitiksime su seniu. Jūs turite saugoti ir mylėti tuos, ką prisijaukinote. Dabar nuo manęs. To kaimo, kur aš susipažinau su savo katinu litovcu, jo nebėra. Nebėra tiesioginė prasme, jisai nutrintas nuo žemės paviršiaus. Aš nežinau, kur mano katinas. Sakė, jis ilgai vaikščiojo ir ieškojo manęs. Aš labai atsiprašau savo katino litovcą. Aš nepadariau to, ką turėjau padaryti. Šiandien viskas.